Gerą vakarą dar kartą Sport 1 kanalo žiūrovai, netrukus jūsų dėmesiui 53-asis Ispanijos ACB krepšinio čempionatas ir jį pradeda 30 kartų šį čempionatą laimėję Madrido Realo krepšininkai, kurie šiandien žaidžia išvykoje su Malagos Unikahos ekipa, kuri pernai laimėjo ACB krepšinio lygą. Taigi, tituluočiausio visų laikų Ispanijos krepšinio klubo bei praėjusių metų išsišokėlio Malagos Unikahos komandos susitikimas. Malaga pernai baigė reguliarųjį sezoną tik 8 vietoje, tačiau jau pirmajame atkrintamųjų varžybų etape sugebėjo įveikti pirmoje vietoje reguliarųjį sezoną baigusi Madrido Realą ir po to įveikė atkrintamosiose varžybose visus varžovus bei iškovojo ACB nugalėtojo titulą. Taigi, pirmoji svečių ataka ir Felipe Reyesas meta iš vidutinio nuotolio, meta netaikliai, ima kamuolį. Žalia apranga vilkintis aikštės šeimininkai ir jų žaidėjas Karlosas Cabezasas dabar yra su kamuoliu. Gražus perdavimas po krepšiu ir pirmoji sėkminga aikštės šeimininkų ataka. Kelatis pelno pirmosius taškus šiame mače bei išveda savo komandą į priekį. 2-0 dabar jau karališkojo Realo atsakymas, jų pozicinė ataka iš toli dabar sėkmingai meta svečiai. Felipe Reyesas buvo po krepšių, rado laisvą savo komandos draugą Lulą ir šis tolimu metimu persveria rezultatą savo komandos naudai. Jimenezas su kamuoliu. Karlosas Cabezasas dabar dešiniajame krašte laukia, ką šioje atakoje sureks jo komandos draugai. Jimenezas veržėsi po krepšių, bandė atiduoti perdavimą savo komandos draugui Markusui Haislipui, tačiau Madrido Realo krepšininkai perskaitė šį aikštės šeimininkų komandos sumanymą ir dabar grąžinamas kamuolys iš galinės linijos. Vos 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Jimenezas po krepšiu. Stringa dabar varžovų komandos gynyboje. Felipe Reyesas ir Aleksas Mumbrú pasistengė, kad Karlosui Jimenezui būtų labai sunku šios atakos metu. Na ir dar kartą šis epizodas. Pražangos nebuvo įžvelgta šiame epizode. Švariai apsigynęs Felipe Reyesas padovanoja trečią šansą aikštės šeimininkams. Vėl susigrąžinti persvarą iš vidutinio nuotolio. Dabar gražus metimas ir Markusas Haislipas. Aikštės šeimininkų komandos krašto puolėjas. 2 metrų 8 centimetrų amerikietis išveda į priekį savo ekipą. 4-3 priekė Malagos komanda. Luisas Balakas atiduodamas kamuolys Aleksui Mumbrú. Šio metimas iš vidutinio nuotolio tikslo nepasiekia ir Felipe Reyesas pelno dar 2 taškus. Pirmieji Felipės Reyeso taškai šiame mače ir dabar vėl priekėje karališkasis Madrido Realas, o čia jau Karlosas Cabezasas savo stichijoje. Išmaudytas dabar liko Sergio Lulas bei dar viena sėkminga aikštės šeimininkų ataka. Na štai, metant iš 2 taškų zonos, 3 atakos iš 4 pasiekė tikslą, kuomet su kamuoliu buvo aikštės šeimininkai ir tik trečdalis sėkmingų atakų varžovų komandai. Dabar Lulas klysta, bandydamas atiduoti kamuolį po krepšiu esančiam Felipe Reyesui. Žaibiškas aikštės šeimininkų komandos atsakymas. Čia Markusas Haislipas prieš Jeremy Macy 1-1, 2 amerikiečių dvikova ir triumfuoja. Dar kartą Markusas Haislipas, 4-asis Malagos komandos krašto puolėjo taškas, užtikrintai pradėjo šį mačą Martino Kanperas arenoje žaidžiantis aikštės šeimininkai. Na ir dabar pirmoji pražanga šiame mače. Tomas Kelatis pelnęs pirmosius taškus šiame mače. Užsidirba pirmąją asmeninę pražangą, bandydamas stabdyti Luisą Balaką. Amerikietis ne pirmus metus yra Madrido Realo komandos taškų darimo mašina. Dabar vėl derinys skirtas Luisui Balakui. Jis iš dešinio atakos pusiau krašto. Viską gražiai padarė Madrido komanda, tačiau metimas į krepšį netaiklus. Jeremis Macy ima kamuolį po varžovo komandos krepšiu ir dabar sumaištis po aikštės šeimininkų komandos krepšiu. Felipe Reyesas ant parketo. Nepatenkintas arbitrų sprendimu Felipe Reyesas. Jam pirmoji asmeninė pražanga po varžovo komandos krepšiu ir pirmasis keitimas, kurį atlieka Madrido komandos vyriausiasis treneris. Lazaras Papadopoulos pasirodo aikštėje.
iš Graikijos atvykęs krepšininkas. Na štai, nauja Lazaro Papadopoulo šukuosena, arba tiksliau ta sena įprasta, kuri ilgą laiką puošė Lazarą Papadopoulą. Na, po to jis buvo pamėgęs šiek tiek egzotikos. Dabar su kamuoliu ir toliau yra aikštės šeimininkai ir vėl Karlosas Kabezasas su juo. Lieka tik 2 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Kabezasas meta skubotai, meta nepasiruošęs, meta netaikliai, bet kai po krepšiu dabar kovoja Markusas Haislipas ir nuo Alekso Mumbrų kamuolys palieka aikštę. Na ir Luisas Balakas ką tik šmėkštelėjo mūsų ekranuose. Jis dabar yra atsakingas už Tomo Kelačio gynybą 1-1. Būtent Tomas Kelatis dabar yra su kamuoliu kairiajame atakos krašte. Toliau po krepšių kelio nėra. Na ir šansas Karlosui Kabezasui. Dabar ištampyta buvo svečių komandos aikštės gynyba. Ir čia Karlosas Jimenezas klysta, bandydamas veržtis pro galinę liniją. Lulas laiku užsiėmė gerą padėtį gynyboje ir Malagos komandos veteranas Karlosas Jimenezas užsidirba pirmąją asmeninę pražangą šiame mače. Tai antroji aikštės šeimininkų komandinė pražanga. Lulas su kamuoliu. Štai kokį spaudimą dabar demonstruoja Malagos krepšininkai. Netrukus įpusės pirmasis šio mačo ketvirtis. Gražiai dabar žaidžia Luisas Balakas ir po krepšiu atsidūręs Jeremis Meisis, 2 amerikiečių tandemas. Ir Jeremy Meisiui dar viena asmeninė pražanga Madrido komandai puolime. Pirmąją buvo nubaustas Felipe Reyesas, dabar Jeremis Meisis. Na ir jį išprovokavo šiai pražangai Robertas Arčibaldas, 2,11 m aikštės šeimininkų komandos vidurio puolėjas, kuriam patikėtos šios pareigos po to, kai iš komandos išvyko Danielis Santiagas. Na, sklinda vis dar kalbos, kad Danielis Santiagas turėtų atsidurti Barcelonos ekipoje. Kol kas su šiuo klubu puertorikietis sutarties pasirašęs dar nėra. Na ir dabar šansas ką tik su kamuoliu buvusiam Arčibaldui. Jo perdavimas po krepšiu ir ten Markusas Haislipas kartu su Robertu Arčibaldu dominuoja po Madrido komandos krepšiu. 10-5 priekyje aikštės šeimininkai. Jeigu šie taškai bus įrašyti Markusui Haislipui, tuomet amerikiečio sąskaitoje bus jau 6 iš visų 10 Malagos komandos pelnytų taškų. Labai aktyviai ginasi aikštės šeimininkai. Luisas Balakas randa kairiame atakos krašte Aleksą Mumbrų. Šis meta netaikliai ir juodadarbis Jeremis Meisis ima kamuolį po aikštės šeimininkų komandos krepšiu, tačiau jo metimas buvo netaiklus. Labai aukšta sparta kol kas vyksta šis mačas. Beje, tai yra antrasis šio sezono ACB lygos susitikimas. Vienas mačas jau yra pasibaigęs. Karlosas Kabezasas dabar meta iš vidutinio nuotolio, jam kerta per rankas Lulas. Ir pirmą kartą šiame mače Karlosas Kabezasas stos prie baudos metimo linijos. Taigi antrasis mačas šiame ACB lygos čempionate. Hanas Plaza dabar jūsų ekranuose. Madrido Realo komandos vyriausiasis treneris, dirbantis su komanda nuo 2006 metų. Na ir kaip jau minėjau, tai antrasis mačas. Pirmajame Granados ekipa namuose rezultatu 55-57 nusileido Braisos ekipai. Na, o dar be štai šių, be šio mačo, kurio baigti ką tik pasakiau, be tų rungtynių, kurias dabar matote savo ekranuose, pirmajame ture Ispanijos ACB lygoje susitinka Saragosos KI komanda, kurią Sport 1 kanalo žiūrovai galėjo matyti Ispanijos super taurės varžybose. Taigi Saragosos krepšininkai susitinka su Valencijos Pamesas ekipa. Alta Gesten ekipa susitinka su Mursijos krepšininkais. Barcelona ir Badalonas Juventudas. Madrido Studiantes su Ulbertijos Bilbao Basket krepšininkais, kurių gretose žaidžia Renaldas Seibutis. Menorkos krepšininkai žaidžia su Vitorijos Tau Ceramika ir Manrezos komanda susitinka su Caja Sol ekipa. Taigi netrukus baigsis pirmoji minutės pertraukėlė, kurios paprašė Juanas Plaza. Kol kas nesiklijuoja žaidimas svečiams. 10-5 priekyje Malagos krepšininkai ir pagrindinė Madrido komandos problema kol kas yra kova dėl kamulio. Kol kas yra gynyba baudos aikštelėje. Ten karaliauja Markusas Haislipas ir iš dalies tą bando daryti Robertas Arčibaldas. Na ir 2 pražangos puolime. Jas užsidirbo Jeremis Meisis bei Felipe Reyesas. Nuo baudos metimo linijos Karlosas Kabezasas, pirmasis jo metimas skrieja pro šalį.
vienas iš Ispanijos rinktinės narių, antruoju baudos metimu pelno trečiąjį savo tašką šį vakarą bei didina aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 6 taškų. Na ir štai, dar kartą galite įsitikinti, beje, paskutinė atkarpa, kurią laimėjo aikštės šeimininkai 7-0, dar kartelį duoda vaisių. Aikštės šeimininkų kibi, aktyvi gynyba po visą aikštę, o ant atsarginių žaidėjų suolelio jau, galima sakyti, simboliu tapęs aikštės šeimininkų komandos krepšininkas Bernis Rodrigesas. Karlosas Kabezasas vėl padaro visą juodą darbą, pats atkovoja kamuolį, na ir dar kartą tenka kartoti ką tik išsakytas mintis. René Aito Garcia šmėkštelėjo mūsų ekranuose, aikštės šeimininkų komandos vyriausiasis treneris, taigi ir toliau Madrido komandos baudos aikštelėje pernelyg daug erdvės žalia apranga vilkintiems krepšininkams ir jie užtikrintai laimi kovą dėl atšokusio kamulio bei pirmauja rezultatu 13-5. Na, čia jau Graikijos vidurio puolėjas Lazaras Papadopoulos, kuris žaisdamas nugarai krepšį dažniau pasisukdamas meta puskablį ne dešinę, kaip bebūtų keista, tačiau kairė ranka, nors šis krepšininkas yra dešiniarankis. 13-7 priekyje aikštės šeimininkai. Dar viena jų pozicinė ataka ir vėl eilinė skylė po Madrido Realo komandos krepšiu. Robertas Arčibaldas, 2,11 m, vienintelis britas žaidžiantis aikštės šeimininkų komandoje, dabar puikiai pasinaudojo tuo, kad laiku įkirto į aikštelę ir pirmoji pražanga, kurią užsidirbo Lazaras Papadopoulos. Na, o aikštės šeimininkų komandos vyriausiasis treneris Aito Garcia atlieka pirmąjį keitimą. Pasirodo aikštėje 6 numeris. Aikštės šeimininkų komandoje ir dabar netaikliai nuo baudos metimo linijos metęs antrąjį metimą. Arčibaldas išsaugo savo komandai 8 taškų persvarą, kova dėl kamulio. Ja laimi Markusas Gaislipas. Vos nepraranda kamulio amerikietis. Na ir dabar dar viena aikštės šeimininkų pozicinė ataka. Kartą bandė gintis aikštės gynybą Madrido krepšininkai, dabar vėl jie ginasi asmeniškai. Na ir Luisas Balakas. Šiandien kol kas amerikiečiui dar nepavyko pelnyti nė taško. Pirmoji jo asmeninė pražanga ir 5. komandinė svečių pražanga. Dabar aikštėje pasirodo dar vienas naujas veidas Malagos ekipoje. Atsiprašau, Madrido ekipoje tai yra Akselis Hervelė. Legionierius iš Belgijos, žaidžiantis sunkio krašto pozicijoje. Na ir už 5. Madrido komandos komandinę pražangą. Dabar nuo baudos metimo linijos aikštės šeimininkai vieną kartą metė sėkmingai. 16-7, 3,5 iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Akselis Hervelė ką tik pasirodęs aikštėje. Lazaras Papadopoulos šį kartą dešinę ranką pusiau kabliu meta netaikliai. Ten kova dėl kamulio ir Markusas Gaislipas stambiu planu. Pirmoji amerikiečio pražanga, kuris šiame mače yra pelnęs jau 6 taškus ir tai tik 3. Malagos krepšininkų komandinė pražanga šiame ketvirtyje, taigi dar kartą jie gali drąsiai žaisti gynyboje. Dabar Aleksas Mumbrų. Pažeista greičiausiai dvigubo varimo taisyklė šiame epizode. Aleksas Mumbrų nenori sutikti su mačo arbitro sprendimu, tačiau tai yra tiesa. Žozefas Gomisas pasirodo aikštės šeimininkų komandoje. Na ir dabar Karlosas Jimenezas kairiajame atakos pusiau krašte išprovokuoja pražangai Aleksą Mumbrų ir tai jau 6. svečių komandinė pražanga pirmajame ketvirtyje. Na kągi, dar kartą tenka kartoti tai, ką jau minėjome. Nesusitvarko gynyboje kol kas svečiai su aikštės šeimininkais, tiek baudos aikštelėje, tiek ir už jos ribų. Na dabar praktiškai bereikalingai prasižengė Aleksas Mumbrų. Nebuvo Karlosas Jimenezas pavojingoje situacijoje ir netaiklus pirmasis veterano komandos baudos metimas nedidina rezultato. Antrasis didina aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 10 taškų. Na ir štai trečiasis momentas, kuomet aikštės šeimininkai bando aktyviai po visą aikštę spausti svečių komandą. Pepe Sančesas pasirodė ir
Madrido Realo komandos sudėtyje. Jis dabar bus įžaidėjas, o čia jau Aleksas Mumbrų savo stichijoje, netaiklus jo metimas ir po to dėsninga pražanga. Norėdamas ištaisyti klaidą, Aleksas Mumbrų kerta per rankas Karlui Jimenezui. Tai antroji Alekso Mumbrų pražanga per nepilną minutę. Balakas, Mumbrų, Pepe Sančesas, Akselis Hervelė ir Lazaras Papadopolas. Štai tokiu penketu dabar rungtyniauja karališkasis klubas. Kol kas dar nepirmavęs šiame mače. Na ir Karlosas Jimenezas nuo baudos metimo linijos. Pirmasis jo metimas pasiekė tikslą. Antrasis taip pat skrieja taikliai. 12 taškų persvarą dabar turi aikštės šeimininkai, 19-7 ir po Karloso Jimenezo taiklių baudos metimų iš 9-5 šiandien. Aikštės šeimininkai pataikė nuo baudos metimo linijos. Na ir matėme iškalbingą statistiką. Madrido komanda, kuri dabar bando įveikti aikštės šeimininkų aikštės gynybą. 2-3 dabar išsirikiavo Malagos krepšininkai. Spraga ties baudos aikštelę ir ten Akselis Hervelė pelno pirmuosius taškus. Na, o prieš tai matėme savo ekranuose baudų metimo statistiką. Madrido klubas dar nė karto nemetė baudos metimų šiame mače. Tai byloja, koks pasyvus yra Madrido krepšininkų puolimas kol kas. Na ir dabar naujas veidas pasirodė aikštės šeimininkų komandoje. 13 numeris Germanas Gabrielis. Aikštės šeimininkų komandoje ir dar kartą Malagos krepšininkai išsirikiavo aikštės gynybą. Šį kartą už pernelyg aktyvius veiksmus yra baudžiamas Bonifacas Ndongas, kuris taip pat tik dabar pasirodė aikštėje. Kaip drąsiai varijuoja sudėtimi Aito Garcia Renesas. Dar viena pozicinė Madrido komandos ataka. Pepe Sančesas ją pradėjo. Balakas, Akselis Hervelė su kamuoliu vėl Balakas. Kol kas tyli svečių komandos snaiperis šiandien. Na ir dar kartą aikštės gynyba šį kartą buvo ištampyta, tačiau netaiklus metimas iš kairę atakos pusiau krašto. Dabar gražus perdavimas po krepšiu ir Akselis Hervelė pelno 4 tašką šiame mače. Pepe Sančesas įsirašo rezultatyvų perdavimą. Na, o prieš tai Quintonas Haslis taip pat ne per seniausiai pasirodęs aikštės svečių komandos krašto puolėjas buvo netaiklus, o čia pirmasis aikštės šeimininkų komandos tolimas metimas. Jo autorius Germanas Gabrielis pelno šios pirmuosius taškus, mesdamas iš toli ir toliau aikštės šeimininkai ginasi aikštę. 22-11 jie priekė. Prasidės netrukus paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė. Kas dabar? Luisui Balakui dar kartą pažeista kamulio varimo taisyklė. Antroji tokia Madrido krepšininkų klaida kol kas šiame mače. Mače, kuriame aiškiai dominuoja praėjusio ACB lygos čempionato nugalėtojai Malagos Unikachos krepšininkai. Na ir jeigu dabar minutės pertraukėlė, kurios prašo aikštės šeimininkų komandos vyriausiasis treneris Aito Garcia Renesas, o mes savo ekranuose ką tik matėme šmėkštelėjusi Žaną Tabaką. Buvęs Kroatijos rinktinės krepšininkas, bandė savo jėgas ir anapus Atlanto. Na ir atvykęs į Ispaniją, iš pradžių dirbo skautų Madrido komandoje, tai yra rūpinosi už supirktus krepšininkus, na, o po to tapo antruoju treneriu ir antruoju treneriu dirba jau antrąjį sezoną. Antrąjį sezoną jis yra Juano Plazos asistentas. Na ir Žanas Tabakas savo kaip profesionalaus krepšininko karjerą baigė būtent šiame klube. Na, jeigu mes kalbėtume apie Ispanijos ACB krepšinio lygos sistemą, tai reikia paminėti, kad čia dalyvauja 18 komandų ir kiekviena ekipa žaidžia 2 ratus su visomis komandomis, tai yra susitinka namuose ir išvykoje. Na ir po to 8 stipriausios komandos patenka į atkrintamąsias varžybas, kur žaidžia iki 2 pergalių.
Taigi baigėsi aikštės šeimininkų komandos paprašyta minutės pertraukėlė, 50 sekundžių lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos, asmeniškai gynasi Madrido Realas, perdavimas po krepšiu ir ten eilinė skylė Madrido komandos gynyboje, gerą perdavimą dabar iš savo komandos draugų gavo Vitoras Faveranis, legionierius iš Brazilijos, kuris žaidžia Malagos komandoje, ir dar viena Lazaro Papadopoulo pražanga, antroji šiame mače. Na, šį kartą Quintonui Hesliui mačo arbitras įrašo pražangą, nors mums stambių planų buvo parodytas Lazaras Papadopoulos, Karlosas Kabezasas jau ant atsarginių žaidėjų suolo ir taiklus nuo baudos metimo linijos buvo Malagos komandos krepšininkas Vitoras Faveranis. Taigi 13 taškų persvarą turi aikštės šeimininkai, jie jau bemaž ketvirtą ataką ginasi aikštę, na ir niekaip nesugeba perskaityti šios aikštės šeimininkų komandos gynybos Madrido krepšininkai. Balakas dabar meta pasislėpęs iš už Lazaro Papadopoulo nugaros bei pelno pirmosius taškus šiame mače bei švelnina aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 10 taškų, kurie gali laikyti kamuolį praktiškai iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Pepe Sančesas labai aktyviai ginasi. Madrido krepšininkai prasižengti negali. Jie yra prasižengę daugiau nei 4 kartus. Dabar po krepšiu buvo atsidūręs Bonifacas Ndongas, tačiau jam taškų pelnyti nepavyko ir žaibiškas svečių komandos atsakymas. Luisas Balakas atakos smaigalyje, tai žinoma nepatinka Renė Aitui Garsijai. Jo komanda neišlaikė kamuolio iki galo, atakavo per anksti ir 5. komandinė pražanga yra įrašyta aikštės šeimininkų komandai. Taigi dovanėlė Luisui Balakui, šansas jam pelnyti 4. ir 5. taškus šiame mače. Ketvirtasis Luiso Balako taškas, 1,30 liks aikštės šeimininkams. Persvara švelnėja iki 9 taškų. Ir dar vieno rezultatyviausių praėjusį sezoną Madrido krepšininkų metimų pasiekia tikslą. Taigi, po pirmųjų 10 žaidimo minučių, 24-16, Andalūzijos regiono Malagos Unikachos ekipa pirmauja pirmajame ACB lygos ture Martino Kanperos arenoje, kurioje telpa daugiau nei 10,5 tūkstančio aistruolių. Dabar trumpa reklamos pauzė, po to antrasis šio mačo ketvirtis. Taigi mes grįžtame į Martino Kanperos areną Malagoje, kur tęsiasi pirmojo turo rungtynės Ispanijos ACB 53-ame čempionate ir po pirmųjų 10 žaidimo minučių 8 taškų persvarą turi Malagos krepšininkai. Dabar antrajame ketvirtyje Malagos komandos vyriausiasis treneris neišlaikė aikštėje nei vieno starto 5 komandos krepšininko, na o Juanas Plaza iš starto 5 krepšininkų aikštėje taip pat kol kas nepaliko nei vieno. Na štai ant atsarginių žaidėjų suolelio šmėkštelėjo ir Iržis Velšas. Paskutiniuoju metu nusprendęs pratęsti sutartį su aikštės šeimininkų komanda. Bandė savo jėgas anapus Atlanto, tačiau po to nusprendė grįžti į Europą. Grąžintas kamuolys į žaidimą. Malagos krepšininkai ir toliau yra su kamuoliu. Germanas Gabrielis dabar su juo. 1-1 prieš Lazarą Papadopoulą. Nėra prieigų krepšio link ir dar kartą labai lengvai išmaudytas Lazaras Papadopoulos. Germanas Gabrielis pelno jau 5 tašką šiame mače ir tai tik dar kartelį patvirtina, kokia skylėta yra svečių komandos gynyba. Na, Felipe Reyesas nuo pirmojo kėlinuko vidurio sėdint atsarginių žaidėjų suolo, po to, kai gavo pražangą puolime, Plaza pasodino ant atsarginių žaidėjų suolelio sunkų į krašto puolėją, kuris šiaip pasižymi gerą kovą dėl atšokusio kamulio. Dabar dar viena nesėkminga karališkojo klubo ataka. Na, Hasli kamuolys skrieja į užribį. Na ir štai, Felipe Reyesas jau pasirengęs grįžti į žaidimą tam, kad visų pirma bandytų sucementuoti savo komandos gynybą po krepšiu. Na ir puolime Felipe Reyesas taip pat yra nepėsčias. Juodadarbis krepšininkas pasižymintis neblogų metimų iš vidutinio nuotolio, tačiau stiprioji jo jėga yra atkovoti kamuoliai bei taip vadinami darbiniai taškai po netaiklių savo komandos draugų metimų. Na, dabar iš po krepšio. Ir Gomišas pelno pirmosius taškus, perimtas kamuolys, kol kas neranda savojo žaidimo.
Juano Plasos auklėtiniai. Dar vienas įspūdingas epizodas. Gomišas ir toliau smaginasi žaisdamas 1-1. Josefas Gomišas yra žemiausias šio mačo krepšininkas. Jo ūgis vos 1,80 cm, 79 kg sveriantis prancūzas. Žaidžia atakuojančio gynėjo pozicijoje. 4 iš eilės jo pelnyti taškai leidžia aikštės šeimininkams pabėgti jau 14 taškų persvara. Dabar Pepe Sančeso netaiklus tolimas metimas, ima kamuolį po savojų krepšių Malagos krepšininkai. Dar vėl Gomišas šį kartą perlenkė lazdą prancūzas. Bandė atlikti klaidinamą judesį ir mačo arbitras užfiksavo žingsnius. Taigi, minėjau, kad Madrido komanda laimėjo 30 kartų ACB lygos pirmenybės. Dabar dar vienas keitimas Madrido komandoje. Pirmą kartą šiame mače pasirodo ir Slovakas Marko Tomašas. Jis dabar kaip tik yra su kamuoliu, labai lengvai dabar įveikia Gomišo gynybą ir iš karto stos prie baudos metimo linijos. Taigi aš pratęsiu savo mintį apie ACB lygos nugalėtojus. 30 kartų šį titulą laimėjo Madrido Realas, 14 kartų sėkmė nusišypsojo Barcelonos ekipai. 2 kartus triumfavo Vitorijos Tau Ceramika, po kartą Manresos TDK bei Malagos Unicaja. Na ir dabar nuo baudos metimo linijos taikliai metęs Markas Tomašas švelnina aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 13 taškų ir bando spaus dabar Juano Plasos auklėtiniai aikštės šeimininkus. Ta padaryti lengva nebus. Na štai sutankinta gynyba. Ir Gomišas persivaro kamuolį per vidurio liniją. 1-1 šis prancūzas moka ir gali žaisti. O Gabrielis moka taikliai mesti iš toli. Šį kartą jo metimas skrieja pro šalį, įmo kamuolį aikštės šeimininkai. Felipe Reyesas pasodinęs ant atsarginių žaidėjų suolelio Lazarą Papadopolą, kuris spėjo užsidirbti vieną asmeninę pražangą bei pelnė 2 taškus. Na, Markas Tomašas žaidžia labai protingai, matydamas, kad prieš jį vos 1,80 m Gomišas, jis dabar bandė žaisti vidurio puolėjo pozicijoje ir tai jam leido pelnyti dar 2 taškus. Labai sėkmingai į žaidimą įsijungęs Tomašas. Švelina aikštės šeimininkų persvara iki 11 ir čia jau skylė Madrido komandos gynyboje. Šią dovaną Gomišas nepasinaudoja. Dabar kiekybinė persvara 4-2. Madrido krepšininkai laimi atkarpą sausai 6-0. Akselis Hervelė po rezultatyvaus Pepe Sančeso perdavimo pelno dar 2 taškus. 6. belgo taškas šiandien ir skirtumas švelnėja iki vienženklės persvaros 21-30. Madridas atsilieka. Kelatis vėl grįžta į aikštę, krepšininkas, kuris pelnė pirmosius taškus šiame mače ir vėl svečiai naudoja spaudimą po visą aikštę. Vos porą perdavimų ir kamuolys jau po Madrido komandos krepšių ir čia šiek tiek pritrūko Germanui Gabrieliui, o taip klysti negalima, kaip dabar suklydo Madrido komandos krepšininkai. Omaras Kukas pelno pirmosius taškus šiame mače. Dar kartą vos nesuklydo Pepe Sančesas. Na ir dabar jau asmeniškai ginasi Malagos krepšininkai, susigrąžinę savo dviženklę persvarą. Luisas Balakas kol kas sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Čia labai efektingas ir gražus prasiveržimas po krepšiu. Rado spragą aikštės šeimininkų komandos gynyboje Quintonas Gaslis. Ir maža to, Robertui Archibaldui įrašyta pirmoji asmeninė pražanga. Grįžta aikštė Markusas Gaislipas, labai sėkmingai pradėjęs šį mačą. Jo sąskaitoje 6 taškai. Na ir vėl Karlasas Kabezasas aikštėje po truputėlį. Reneitas Garcia gražina aikštę starto 5 krepšininkus. Felipe Reyesas pameta kamuolį po aikštės šeimininkų komandos krepšių, kurie puikiai žino, 1-1 Felipe Reyesas gali įveikti bet ką. Tačiau, kuomet prieš jį bus sutankinta gynyba, tuomet galingasis ispanas turės ieškoti savo komandos draugų. Šį kartą jam to padaryti nepavyko ir tai kainavo klaidą Madrido komandai. Na štai, Markusas Gaislipas tik pasirodęs aikštėje. Sėkmingai žaidžia 1-1 prieš Felipe Reyesą, tačiau jo metimas skrieja pro šalį. Na ir paskutinioji atkarpa, kurią sėkmingiau žaidžia Madrido krepšininkai, galima žaisti toliau. Iš vidutinio nuotolio Felipe Reyesas yra taiklus ir
2,3 m ūgio krepšininkas. Beje, dalyvavęs Pekino olimpinėse žaidynėse. Kartu su Ispanijos rinktinė iškovojęs vicečempiono titulą, finale nusileidęs tik galingai žaidusiai Svajonių komandai. Na, o pusfinalio mačo Lietuvos krepšinio aistruoliai tikriausiai prisiminti nenorės dar ilgai. Na, čia epizodas, kuomet Akseliui Hervelė nebuvo įrašyta asmeninė pražanga ir po to Felipe Reyesas likęs laisvas pelnė 2 taškus. 5 minutės lieka iki didžiosios pertraukos. Markas Tomašas vėl užima atakuojančio gynėjo padėtį. Įžaidėjo funkcijas ir toliau atlieka Pepe Sančesas. Aleksas Mumbru gražiai pakabina kamuolį dabar virš krepšio. Aleksas Mumbru Hasli ir Hasli krauna kamuolį iš viršaus. Alejaup stiliumi dabar sužaidė Madrido komandos krašto puolėjas. 1,98 m lengvasis krašto puolėjas, galintis žaisti ir atakuojančio gynėjo pozicijoje. Na ir dar viena Malagos krepšininkų klaida, tuo labai greitai naudojasi Madrido krepšininkai. Na, ispanų krepšinis tuo ir garsėja, kad aukštą žaidimo spartą nuolat išlaiko tiek klubai, tiek ir rinktinė. 1-2 perdavimui ir praktiškai po klaidos, nespėjus laiku grįžti į gynybą, yra pelnomi lengvi taškai. Dabar minutės pertraukėlė, kurios prašo aikštės šeimininkų komandos vyriausiasis treneris. Trumpa reklamos pauzė mūsų eteryje. Taigi baigėsi aikštės šeimininkų komandos vyriausiojo trenerio Aito Garsijos paprašyta minutės pertraukėlė. Dabar Malagos krepšininkai yra įkritę į tam tikrą duobę. Svečiams pavyko laimėti atkarpą sausai 6-0 ir sušvelninti Malagos krepšininkų persvarą iki vienženklio skaičiaus. Na ir prie baudos metimo linijos stovi Madrido komandos krašto puolėjas Quintonas Haslis. Netaiklus jo pirmasis metimas. Na, dar kalbėdamas apie visų laikų geriausias Ispanijos ACB lygos komandas, nepaminėjau Badalonos Juventudo, kuris yra kol kas trečias pagal iškovotus titulus visoje lygoje. Jis iškovojo ACB nugalėtojo titulą 4 kartus, taigi Madrido Realas, Barcelona, Badalonos Juventudas, Vitorijos Tau Ceramika, Manresos TDK bei Malagos Unicaja. Tai visi klubai, kurie per daugiau nei pusšimtį metų sugebėjo triumfuoti Ispanijoje, vienoje stipriausių pasaulio lygų. Dabar Madrido krepšininkai išsirikiavo aikštės gynybą 2-3. Ir daug perdavimų atlieka Malagos komanda. Iš vidutinio nuotolio spėjo Gomišas išmest kamuolį krepšį, tačiau metimas skrieja pro šalį. Čia ima kamuolį po varžovų krepšių Markusas Haislipas. Jam nepavyko pakartoti savo komandos draugo netaiklaus metimo. Štai vienu lietimu tiesiog bandė dabar įkrauti kamuolį į krepšį Markusas Haislipas. Felipe Reyesas pramiegoja amerikietį ir tai galėjo brangiai kainuoti Madrido ekipai. Dabar po ilgos pertraukos vėl Karlosas Jimenezas pasirodo aikštėje, pradės mačą starto penkete. Su kamuoliu Arčibaldas. Dar vienas taiklus metimas. Markusas Haislipas 7-asis, atsiprašau, amerikiečio taškas. Vėl leidžia 9 taškais pabėgti į priekį aikštės šeimininkams. Na štai, pataikymas iš toli. 22% Malagos, šiek tiek geriau Madrido komandos. Felipe Reyesas 1-1, dabar nesėkmingai žaidžia prieš Robertą Arčibaldą. Ima kamuolį Jimenezas po savojo krepšiu. Kontratakos jau nebus. Ir pernelyg ilgai dabar mąstė Karlosas Jimenezas. Ir pernelyg jau atvirą kamuolį bandė pasiųsti po Madrido komandos krepšiu Malagos komandos veteranas. Šį sumanimą iš dalies atspėjo Felipe Reyesas. Grąžins kamuolį iš šoninės linijos. Aikštės šeimininkai vėl grįžęs į aikštę. Karlosas Kabezasas gražiai numeta kamuolį savo komandos draugui Kelačiui, kuris pelno 4 tašką šiame mače. Bei po ilgesnės pertraukos vėl sukrauna dviženklę persvarą aikštės šeimininkams. 37-26, 3 minutės iki didžiosios pertraukos. Vėl asmeniškai ginasi Malagos klubas. Tomašas su kamuoliu. Jo prasiveržimas ir gražiai Tomašas randa Aleksą Mumbru. Aleksas Mumbru
pelno 4 tašką šiandien, bei vėl švelnina Malagos komandos persvarą iki 9 taškų. Čia Kelatis gražiai po krepšių randa Markusą Haislipo ir toliau smaginasi amerikietis, pelnęs jau 9 tašką. 2-2 dabar Kelatis žaidė su Arčibaldu, na ir po to atsiradus erdvė po krepšių leido jam pritraukti Markusą Haislipo gynėją bei atiduoti kamuolį savo komandos draugui. Dabar tas pats Tomas Kelatis buvo labai aktyvus gynyboje, tai antroji nuobauda jam bei 4 komandinė. Aikštės šeimininkų pražanga, jis neleistinai dabar bandė užtverti kelią Felipe Reyesui. Ta užfiksavo mačo arbitrai. Na ir dar vienas parengtas namų darbas, kas jau kas, tačiau Pepe Sančesas puikiai mato aikštę, o Aleksas Mumbru turi puikią uoslę, tuo pasinaudoja dabar abu komandos veteranai, pelno dar 2 taškus ir Aleksas Mumbru po truputėlį renka taškus, jo sąskaitoje šiandien jau 6. Na, čia Kelačio šiek tiek neprotingas sprendimas. Dar buvo pakankamai laiko iki atakos pabaigos, tačiau štai taip nusprendė Kelatis baigti čia aikštės šeimininko ataką. Na ir dar viena pražanga yra baudžiami aikštės šeimininkai. Pastebimai suaktyvinę savo veiksmus puolime ir pamenate pirmąjį ketvirtį daugiau nei 7 minutės. Džentelmeniškai žaidė Madrido krepšininkai, nė karto nemetė baudos metimo. Antrajame ketvirtyje vaizdas pasikeitė. Tiek Felipe Reyesas, tiek ir Aleksas Mumbru žaidžia kiečiau po aikštės šeimininkų komandos krepšių. Arčibaldui antroji asmeninė, 5 komandinė aikštės šeimininkų pražanga. Na ir po truputėlį Madrido ekipa artėja prie aikštės šeimininkų. Vienu metu persvara buvo išaugusi jau iki 14 taškų. Dabar spaudimas ne pirmą kartą. Juano Plasos auklėtiniai naudoja šį ginklą šiandien, tačiau prieš spaudimą geriausia taktika yra greiti aštrus perdavimai. Svarbiausia viską atlikti savo laiku, tuomet puolime visada bus kiekybinė persvara. Taip ir atsitiko šiuo metu. Felipe Reyesas yra nepatenkintas Arčibaldo veiksmais. Jis rodo, kad Arčibaldas dabar kepštelėjo jam alkūnę, tačiau mačo arbitrai užfiksavo antrąją nuobaudą Felipe Reyesui. Na ir Arčibaldo ne tik įskaitytas šis metimas, bei dar dovanėlę pelnyti 1 tašką metant nuo baudos linijos. Taip, jau būdamas ore. Malagos komandos vidurio puolėjas Robertas Arčibaldas kiek kepštelėjo Felipe Reyesui. Na, dabar ką išdarinėja Pepe Sančesas? Ir jo nesuprato. Vėl grįžęs į aikštę Jeremis Meisis, atsiprašo dabar amerikietis argentiniečio. Pepe Sančesas, pamenate jo įspūdingą perdavimą po krepšiu Aleksui Mumbru. Dabar štai toks perdavimas, kurio nesupranta net jo komandos draugai. Net čia prarasti kamuoliai. 5 aikštės šeimininkų, dvigubai daugiau klaidų padarė Madrido krepšininkai. Dabar jie vėl keičia gynybos sistemą. Aikštės gynyba buvo išsirikiavę Madrido krepšininkai, o čia jau Jeremy Meis atsakymas iš po krepšiais meta netaikliai. Kabezasas šiaip taip išsaugo kamuolį. 4-3 dabar aikštės šeimininkai ir Jimenezas protingai elgėsi komandos veteranas. Ramina dabar savo komandą. Galėjo švystel tritaškį, tačiau nusprendė pasirinkti kitą atakos tęsinį. Krepšininkų terminais kalbant, sužaisti iki tikro nori Malagos krepšininkai. Karlosas Kabezasas, antrasis jo solo reidas šiandien po krepšiu. Jis pelno 5 tašką šiame mače ir likus 44,8 sekundės iki didžiosios pertraukos vėl padidina aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 11 taškų, 43-32 ir ekrane šmėkštelėjęs Juanas Plaza išraiškingai parodė, kad jam dabar reikalinga minutės pertraukėlė. Taigi baigėsi Juano Plazos paprašyta minutės pertraukėlė. Sėkmingai antrojo ketvirčio pabaigą žaidžia Malagos krepšininkai. Karloso Kabezaso solo reidas po krepšiu leidžia aikštės šeimininkams vėl pirmauti 11 taškų persvarą. Eilinis šiame mače spaudimas. Prie Marko Tomašo dabar prisikliavęs Gomišas. Atiduodamas kamuolys Aleksui Mumbru. Na ir kuo greičiau Madrido krepšininkai turi įveikti vidurio liniją. To jiems per 8 sekundės padaryti nepavyko. Sergio Lulas praranda kamuolį ir
tai, ką kalbėjo per minutės pertraukėlę Juanas Plaza, liko neįgyvendinta. Na ir dabar dovanėlė aikštės šeimininkams. Kai be pasibaigtų jų ataka, atsakymui dar turės laiko ir Juano Plazos auklėtiniai, taigi jie turi progą reabilituotis prieš savo komandos trenerį. Ir galima dar įgyvendinti tai, apie ką buvo kalbėta minutės pertraukėlės metu. Karlasas Kabezesas randa laisvą Arčibaldą, šis į kairę Jimenezui. Haislipas vėl buvo paliktas 1-1 prieš Jeremy Meisį ir šį kartą dviejų amerikiečių dvikova iš dalies laimi Madrido komandai atstovaujantis Meisis. Išmuštas kamuolys iš šonės linijos, lieka 6 sekundės. Aitas Garcia auklėtiniams užbaigti šią ataką, kas galėtų dabar mesti į krepšį. Markusas Haislipas rodomas stambiu planu. Na, norint, kad šis amerikietis užbaigtų ataką, kamuolys turėtų atsidurti kaip įmanoma arčiau Madrido komandos krepšio. Na, o tiek Gomišas, tiek ir Karlasas Kabezesas gali taikliai mesti iš toli. Beje, Kabezesas gali ir prasiveržti. Kaip tik Kabezeso rankose kamuolys, 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Kaip visada, Kabezesas po krepšiu, Jimenezas laisvas ir besibaigiant atakai skirtam laikui, Karlasas Jimenezas pelno 6 tašką. Pirmasis jo tolimas metimas šiandien pasiekia tikslą. Čia dar spėja Lulas atsakyti lygiai tuo pačiu, iš dalies grąžindamas status quo. Tai yra situacija, kuri ir buvo iki to momento, kuomet Juanas Plaza paprašė minutės pertraukėlės. Taigi, mėly Sport 1 kanalo žiūrovai, pirmoji mačo dalis šiame ACB lygos pirmojo turo mače tarp Malagos Unikachos ir Madrido Realo baigėsi 46-35. Po pirmųjų 20 žaidimo minučių geriau atrodantis aikštės šeimininkai dabar kartu su Karališkojo klubo krepšininkais eina 15 minučių poilsio. Po to antroji šio mačo dalis. Likite su mūsų kanalu. Gerą vakarą dar kartelį Sport 1 kanalo žiūrovų. Jūsų dėmesį antroji mačo dalis tarp Malagos Unikachos ir Madrido Realo. Šis mačas vyksta Andalūzijoje, Malagoje, Martino Kamperos arenoje, kurie telpa 10 500 žiūrovų. Pirmoji mačo dalis sėkmingiau klostėsi aikštės šeimininkams. Jie nuo pat mačo pradžios pirmavę išlieka priekyje ir dabar 46-35. Pirmoji aikštės šeimininkų ataka baigėsi nesėkmingai. Na ir aikštės šeimininkų komandoje rezultatyviausiai po pirmojo kėlinio žaidęs Markusas Haislipas spėjo surinkti 13 taškų. 9 taškus pelnė Karlasas Kabezesas. Na ir jiems taip pat neblogai talkino Germanas Gabrielis, kurio sąskaitoje 5 taškai. Jeremis Meisis galų gale pelno ir pirmosius savo taškus bei vėl švelnina aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 9 taškų. Na, Madrido komandoje pirmajame kėlinyje išsiskyrė Akselis Gervelė, kurio sąskaitoje 6 taškai. Malagos krepšininkai laimėjo kovą pagal atšokusius kamuolius. Metimai iš toli. Čia geriau kol kas atrodo aikštės šeimininkai. Pražangos puolime aiškiai dominuoja Madrido Realas. Na ir štai dabar pirmąją pražangą puolime yra baudžiamas Markusas Haislipas. Nuo baudos metimo linijos taikliau meta Madrido krepšininkai. Na ir pagrindinė Madrido komandos problema pirmajame kėlinyje buvo skylėta gynyba. Ypač daug bėdų aikštės šeimininkai kėlė Madridui savo baudos aikštelėje, kuomet labai skylėta Madrido krepšininkų gynyba leido laisvai nardyti tiek Arčibaldui, tiek ir dabar ant parketo gulinčiam Karlasui Jimenezui, o visų pirma labai daug erdvės turėjo Markusas Haislipas, kuris, kaip minėjau, kol kas yra rezultatyviausias aikštės šeimininkų komandos krepšininkas. Dabar Karlasui Jimenezui yra įrašyta antroji asmeninė pražanga ir antroji komandinė aikštės šeimininkų pražanga. Tęsiasi Madrido komandos ataka. Lulas su kamuoliu veržėsi po krepšiu. Antrojo ketvirčio pabaigoje paleidęs Karlasą Kabezesą, tačiau pats užbaigęs antrąjį ketvirtį tolimų šūvių. Vėl kiek sušvelnino aikštės šeimininkų komandos persvarą. Dabar Felipe Reyesui nepavyko pelnyti taškų iš po krepšio. Serhijui Lului įrašyta asmeninė pražanga, antroji šiame mače. Su kamuoliu ir toliau Karlasas Kabezesas ieško laisvų komandos draugų. Markusas Haislipas, Karlasas Jimenezas kairiajame atakos krašte. Dabar kaip tik jis yra su kamuoliu. Na ir po krepšiu Ndongas.
Šį kartą jam kovoti dėl kamuolio neteks. Markosas Haislipas ir toliau pateisina rezultatyviausio šio mačo krepšininko reputaciją. Jo sąskaitoje jau 8 taškai. Ir dabar aikštės šeimininko asmeninė gynyba. 11 taškų persvarą turi Malagos krepšininkai. Luisas Balakas šiandien pelnęs 5 taškus, amerikietis ir toliau blaškosi, neranda savęs. Na dabar jį pražanga sustabdo Kaletis. Tai antroji nuobauda jam. Ir tęsiasi Madrido ataka. Iš po krepšio dabar netaiklus buvo Haslis, kuris vieną ataką antrajame ketvirtyje baigė dėjimu iš viršaus, kuomet jam pakabino kamuolį Pepe Sančesas. Na dabar besibaigiant atakai skirtam laikui meta tas pats Haslis, meta netaikliai, tačiau Felipe Reyesas ir toliau dirba juodo darbą po aikštės šeimininkų komandos krepšių. Dar 2 Madrido komandos šiuo metu vidurio puolėjo pozicijoje žaidžiančio krepšininko taškai leidžia vėl susigrąžinti vienženklį taškų deficitą Madrido komandai. Na čia Karlasas Kabezesas savo stichijoje, 1 prieš 1, šį kartą nesiveržia iki galo, meta iš vidutinio nuotolio, meta netaikliai, bet jo komandos draugai ima kamuolį po savoju krepšiu bei sukuria progą naujai poziciniai atakai Malagos komandai. Jimenezas, jo neparuoštas metimas, na Karlasas Jimenezas nėra tas krepšininkas, kuris gali sėkmingai žaisti 1 prieš 1, ką išdarinėja Ndongas. Ir kada baigsis tos skylės po Madrido komandos krepšiu? Klausimas, ar žino atsakymą Juanas Plaza. Vienas Felipe Reyesas dabar nesusidaroja su Malagos komandos aukštaūgiais. Žaidęs pirmoje mačo dalyje Lazaras Papadopolas greičiausiai taip pat nepateisino savo komandos vyriausiojo trenerio lūkesčių. Na visų pirma, Lazaras Papadopolas yra pernelyg lėtas. Antra, jis nėra toks galingas ir pavojingas puolime, koks gali būti Felipe Reyesas. Na ir vėl Omaras Kukas pasirodo aikštėje bei Josefas Gomišas taip pat iš karto 2 gynėjus keičia. Aito Garcia, o Tomas Kelatis užsidirba jau 3-ąją asmeninę pražangą šiame mače. Dar vienas metimas iš vidutinio nuotolio, Felipe Reyesas. Dar kartą galima įsitikinti, koks pavojingas yra šis Madrido komandos krepšininkas. Paliksi jį laisvą, gausi taškus iš vidutinio nuotolio. Paliksi 1 prieš 1 Felipe Reyesą, taip pat 2 taškai iš po krepšio. Na ir dar kartą Felipe Reyesas patvirtina savo universalaus krepšininko statusą. Dabar vagia kamuolį iš Malagos krepšininkų, pelno 4-ąjį tašką iš eilės bei po labai ilgos pertraukos Madrido komandos taškų deficitas jau tik 7 taškai. Pusė 3-ojo ketvirčio taip pat jau prabėgo šiame mače. Labai greitai bėga šios rungtynės. Dabar labai daug erdvės turėjo Karlas Jimenezas. Na ir kaip bebūtų keista, tačiau paradoksas yra tai, kad dažniausiai krepšininkai turėdami labai daug laiko meta netaikliai nei pro aktyviai besiginantį gynėją, pro jo aukštai iškeltas rankas. Tai yra tam tikri psichologiniai dalykai. Na ir šį kartą sudrebėjo Karlaso Jimenezo ranka, tačiau aikštės šeimininkai tęsia savo ataką. Gomišas su kamuoliu. 4 taškus pelnęs krepšininkas, dabar atlieka įžaidėjo vaidmenį ir sužingsniojo Omaras Kukas, kuris kol kas nesugeba deramai pakeisti šiuo metu ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdinčio Karloso Kabezeso ir tai suprasdamas René Aitas Garcia kinkuoja galvą bei varijuoja sudėtimi. Čia Madrido Realo komandos štabas, Juanas Plaza bei Žanas Tabakas. Reikalai po pertraukos šiek tiek pasitaisė į gerąją pusę. Lulas dabar su kamuoliu. Asmeniškai ginasi aikštės šeimininkai. Luisas Balakas buvo kuriam laiko atsilaisvinęs Luisas Balakas, tačiau rado po krepšiu laisvą savo komandos puolimo lyderį Felipe Reyesą. O čia jau kamuolio vagės uoslę pademonstravo turys ir Jeremis Meisis. Jam aikštelė pasirodė šiek tiek per maža nuo čia Felipės Reyeso. Pataikymas 6 iš 9 metimų iš vidutinio nuotolio, iš žaidimo. Na ir 12 taškų Felipės Reyeso sąskaitoje. Jis dabar yra rezultatyviausias šio mačo krepšininkas. Omaras Kukas dabar pernelyg atvirai bandė atiduoti kamuolį į Malagos komandos krepšininkų baudos aikštelę. Atsiprašau, į Madrido Realo komandos baudos aikštelę ir
kuriam laiko aikštės šeimininkų ataka nutrūko. Felipe Reyesas po pertraukos yra tas žmogus, kuris sugebėjo išjudinti Madrido Realo krepšininkus ir priartinti ją iki aikštės šeimininkų iki 5 taškų. Dar kartą aikštės gynybą išsirikiuoja Madrido Realas. 2-3 dabar tokia schema ginasi jau. Omaras Kukas stringa aikštės šeimininkų komandos gynybą. Iš Markuso Haislipo kamuolys pavogtas ir čia klysta. Aikštės viduryje apmaudžiai dabar klysta Madrido Realo krepšininkai, o čia jau galingas Markuso Haislipo šuolis. Gražus Gomišo perdavimas ir nieko kito nelieka Lului, kaip tik tai kirsti per rankas Markusui Haislipui. Dar kartelį šis epizodas po to, kai Madrido krepšininkai turėjo šansą kontratakai, aikštės viduryje netikėtai suklydo Haislis. Ir tai dabar gali labai brangiai kainuoti Madrido Realo komandai. Markusas Haislipas 8 taškus pelnė šiandien amerikietis nuo baudos metimo linijos. Pirmuoju metimu pelno dar 1 tašką. Madrido komandai dabar 2 rezultatyviausius krepšininkus mums parodė transliacijos režisieriai. Markusas Haislipas Malagos Unikaha, 10 taškų jo sąskaitoje, 2 daugiau yra pelnęs Felipe Reyesas. Taigi šiandien dominuoja priekinės linijos krepšininkai. Labai epizodiškai tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai meta iš toli, netgi iš vidutinio nuotolio metimų nematėme itin daug. Daugiausia iš baudos aikštelės tiek vienos, tiek kitos komandos aukštaūgiai stengiasi rinkti taškus. Dabar dar kartelį suklysta Madrido Realas ir dar vienas šansas aikštės šeimininkams. Omaras Kukas, Gomišas kairiajame atakos krašte, prašo kamuolio Arčibaldas, jo negauna, veržiasi prancūzas po krepšiu, vėl ištampyta Madrido komandos aikštės gynyba, tačiau Haislipas į krepšį mes nesugeba. Ir štai dabar šiek tiek greitesnis ir dabar greitai žengęs pirmąjį žingsnį. Krepšininkų terminais kalbant, atleidžia man kalbininkai, ant žingsnio aplenkia dabar Jeremy Macy ir Jeremis Macy's antroji jo asmeninė pražanga, trečioji komandinė Madrido komandos pražanga ir Aleksas Mumbrų grįžta į aikštę. Aleksas Mumbrų šiandien yra pelnęs 6 taškus ir Pepe Sančesas pats laikas jam surikiuoti savo komandos draugus ir nutraukti tą chaotišką komandos veiksmų arsenalą puolime. Gomišas ieško komandos draugų, Arčibaldas su juo. Na, vėlgi tie krepšinio aistruoliai, kurie pamena Malagos komandos simboliu tapusi Danielį Santiago, gali lyginti jį su Robertu Arčibaldu. Panašu, kad kol kas negali deramai pakeisti puertorikiečio britas Robertas Arčibaldas. Na, o Omaras Kukas negali kol kas deramai pakeisti Karloso Kabezeso. Jam dabar puolime užfiksuoti žingsniai, o čia Luisas Balakas. Pirmasis krepšininkas šiandien, kuriam pavyko antrą kartą iš toli pelnyti taškus, taigi 8 taškus pelnęs Luisas Balakas, 2 kart šiandien taikliai metė iš toli ir jau tik 4 taškai dabar skiria komandas. 3:20 iki 3 ketvirčio pabaigos. Gomišas vos nepameta kamulio dešiniajame atakos krašte ir galų gale Madrido Realo komandos kibi gynyba duoda rezultatų. Dabar protinga Omaro Kuko pražanga, nes jeigu ne ji, Pepe Sančesas kartu su komandos draugais būtų susikūręs kiekybinę persvarą ir tuomet jau tik tai formalumus būtų tekę atlikti Madrido Realui. Na štai Pepe Sančesas tiesiog nespėjo su kamuoliu pasislinkti į aikštės vidurį, kad galėtų atiduoti perdavimą ir į kairę, ir į dešinę. Turint kiekybinę persvarą ir esant aikštės kampe, tą padaryti kur kas sunkiau. Dabar Felipe Reyesas šį kartą iš vidutinio nuotolio meta netaikliai. Pirmasis jo netaiklus metimas po didžiosios pertraukos iš žaidimo leidžia vėl kuriam laikui lengviau atsipūsti aikštės šeimininkams, tačiau kaip suaktyvino Madrido komandos krepšininkai savo gynybą ir dar kartą nesutarė dabar tarp savęs Omaras Kukas ir Josefas Gomišas. Na vargu dabar ar už tai šį momentą galima kaltinti Omarą Kuką. Tiesiog kamuolys atsimušė į Marko Tomašo koją ir šio mačo arbitrai klysta. Pakartojimo metu tą galime konstatuoti drąsiai. Taigi komanda skiria dabar tik 4 taškai ir René Aito Garcia prašo pirmosios minutės pertraukėlės po didžiosios pertraukos. Taigi netrukus pasibaigs Aitos Garcia paprašyta minutės pertraukėlė. Dabar jo komanda yra tam tikroje psichologinėje duobėje.
Vos 4 taškų persvarą beturi Malagos Unikachos krepšininkai po labai sėkmingos atkarpos po didžiosios pertraukos, kurią sugebėjo sužaisti Juano Plasos auklėtiniai. Na, dar jeigu mes kalbėtume apie šio sezono ACB lygos pakeitimus, turiu omenyje komandas, tai iš ACB stipriausiojo diviziono pasitraukė šį sezoną San Sebastiano ekipa bei Alicantes Atosa. Jį iškrito į žemesnę LEP lygą. Na, o iš šios į aukščiausiai divizioną sugebėjo iškopti Leono Klimalija bei Manrezos Rikon ekipos. Na, dabar pelno galų gale pirmosius taškus Omaras Kukas ir šiek tiek pavėluotai jam padovanojo bloką Lazaras Papadopoulos, kuris vėl po ilgesnės pertraukos pasirodo aikštėje. Ką jis pakeitė? Ne ką kita, o Felipe Reyes. Greičiausiai tai yra Juano Plasos taktinis sumanymas. Felipe Reyesui reikia šiek tiek atsipūsti. Tuo metu gali pasidarbuoti, kad ir Aleksas Mumbrų. Pirmasis tolimas Ispanijos rinktinės ir Madrido Realo komandos krašto puolėjo šūvis iš toli pasiekė tikslą. 9 taškų šiandien pelnęs Aleksas Mumbrų, švelnina aikštės šeimininkų persvarą iki 3 taškų. Vėl aikštės gynyba dabar išsirikiavo Madrido Realo krepšininkai. Markosas Haislipas kairiajame atakos krašte. Prieš jį vėl Jeremis Meisis. Na ir neranda rakto link Madrido Realo komandos krepšio aikštės šeimininkai. Dabar priverstinai metė Omaras Kukas. Dar vienas šansas amerikiečių ir šį kartą jis savo šansą išnaudoja. Na, kas žino, galbūt bandė provokuoti šiam metimui Pepe Sančesas Omaro Kuką, tačiau antrasis bandymas buvo lemtingas. 5 iš eilės Omaro Kuko taškas, vėl grąžina 6 taškų persvarą Malagos krepšininkams. Vos minutė 20 lieka iki 3 ketvirčio pabaigos. Na štai, beveik dvigubai geriau Madrido Realas meta šiandien iš toli. Ypatingai tai matyti po pertraukos. Aleksas Mumbrų taip pat Haslis, na ir dabar taikliai dar ir metęs mačo pradžioje, 3 ketvirčio pradžioje Luisas Balokas, taigi 3 iš eilės tolimi metimai antroje mačo dalyje rodo, kad Madrido komandos puolime atsirado šiek tiek įvairovės. Akselis Gervelė pasirodo aikštėje, legionierius iš Belgijos, kurio sąskaitoje 6 taškai. Na ir labai dažnai šiandien naudoja aikštės gynybą Madrido Realas. Netrukus prasidės paskutinioji 3 ketvirčio minutė. Gomišas iš analogiškos padėties, iš kurios praėjusios atakos metu Omaras Kukas pelnė 3 taškus, kuris dabar išlieka aikštėje. Na ir labai įdomus yra aikštės šeimininkų komandos vyriausiojo trenerio Oito Garcia sprendimas dabar laikyti aikštėje 3 mažylius. Na, jeigu ir toliau Madrido krepšininkai ginsis aikštę, tai reiškia, kad Malagos komanda pabandys atidaryti savo toliašaudę artileriją. Tai yra geriausias ginklas, žaidžiant prieš aikštės gynybą. Žinoma, reikia ir tam tikros sėkmės. Dar viena pražanga puolime, taip nusprendė šio mačo arbitrai. Lazaras Papadopoulos, kovodamas su Richardu Archibaldu, stumtelėjo pastarai šiek tiek į nugarą ir tai antroji Lazaro Papadopoulo pražanga bei 5 komandinė Madrido Realo komandos pražanga. Vėl leidžia rinkti taškus aikštės šeimininkams nuo baudos metimo linijos. Tik šį kartą šią dovanėlę Malagos krepšininkai galės pasinaudoti tik 43,7 sekundės. Robertas Archibaldas taiklus jo. Pirmasis baudos metimas, 7 taškus pelnė Danielio Santiago pamaina. Antrasis baudos metimas skrieja pro šalį, ima kamuolio Aleksas Mumbrų, su juo dabar Pepe Sančesas. Na ir ko gero paskutinė. 3 ketvirtyje Madrido Realo komandos ataka. Lulas veržiasi po krepšiu pro Gomišą. Greičiausiai pastarajam bus įrašyta asmeninė pražanga, no Madrido Realo krepšininkai prašo, kad būtų įskaitytas šis metimas. Dar kartą šis momentas. Tai prieš metimą buvo prasižengta. Ir Gomišui tai yra 3 asmeninė pražanga ir lygiai taip pat 5 kartus yra prasižengę ir aikštės šeimininkai, taigi Lulas turėtų stoti prie baudos metimo linijos. 12 sekundžių lieka iki 3 ketvirčio pabaigos, 7 taškais priekyje Malagos Unikacha. O čia trumpas disputas, kuriame dabar dalyvauja Madrido krepšininkai, išnaudodami neplanuotą pauzę,
kurią sukūrė šio mačo sekretariatas, besitardamas su mačo arbitrais. Na, jeigu mes kalbėtume apie Madrido Realo komandos permainas, tai po praėjusio sezono iš komandos išvyko Michalis Pelikanas, Bojanas Bogdanovičius, taip pat pasitraukė ir Pablo Aguilaras. Na ir ko gero viena didžiausių netekčių aikštės šeimininkų svečių komandai buvo Kerem Atunčeri išvykimas iš komandos. Jis pasirinko Rusijos Superlygą, išvyko į Maskvos srities Liubercų Triumfo ekipą, kur žais ten šį sezoną. Na, o Malagos komandoje, žinoma, pati didžiausia netektis yra Danielis Santiagas, kuris kol kas neturi naujos komandos ir šiame mače negalinti žaisti Berni Rodrigesas, kurį matėme sėdinti ant atsarginių žaidėjų suolelio. 3-2 dabar ginasi Madrido Realas ir Karlosas Kabezasas. Griaunamas ant parketo. Na, dabar pabandė sužaisti šiek tiek nestandartiškai, ėmė varinėti kamuolį prieš aikštės gynybą, tačiau tai jam leido išprovokuoti Pepe Sančeso pirmąją asmeninę pražangą, bet tai jau yra 6-oji nuobauda svečiams. Ir po to, kai baigsis dar vieną minutės pertraukėlę, kurios dabar greičiausiai bus paprašęs Juanas Plaza, nuobaudos metimo linijos Karlosas Kabezasas galės dar labiau padidinti savo komandos persvarą. Taigi baigėsi Juano Plazos paprašyta minutės pertraukėlė, 13:90 lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Netrukus už Pepe Sančeso pražangą prie baudos metimo linijos tos Karlosas Kabezasas. Na, o minutės pertraukėlės metu turėjau progos pasiklausyti Juano Plazos nurodymų. Keista, tačiau viskas buvo kalbama ispaniškai. Taigi, tarkime, šiuo metu esantis aikštėje Lazaras Papadopoulos turėjo suprasti savo komandos vyriausiojo trenerio nurodymus. Na, Pepe Sančesui, kuris yra kilęs iš Argentinos, šios nurodymus suprasti be abejo sunku nebuvo. Taigi, Pepe Sančesas paskutinioji svečių ataka šiame ketvirtyje, lieka 7 sekundės iki jo pabaigos. Ir dabar jau Lazarą Papadopoulą neleistinai kovojusi dėl vietos stabdo Richardas Arčibaldas ir pirmą kartą šiame mače nuo baudos metimo linijos pernai Rusijoje Dinamo komandoje žaidęs Lazaras Papadopoulos galės pelnyti taškus mesdamas kamuolį nuo baudos metimo linijos. Na, Arčibaldui tai trečioji asmeninė pražanga šiame mače. Šiek tiek nestandartiškai. Roberto Jeftoko stiliumi dabar meta nuo skydo Lazaras Papadopoulos. Trečiasis ir taip, 3 taškus kol kas šiandien yra pavykę pelnyti graikui. 4 sekundės aikštės šeimininkams pabandyti dar surengti sėkmingą ataką. Kabezasas savo stichijoje šiek tiek perlaikė kamuolį dabar. Aikštės šeimininkų komandos žaidėjas buvo kairiajame atakos krašte laisvas Richardas Arčibaldas, tačiau tai nėra tas žmogus, kuriam būtų galima patikėti paskutinį metimą, kad ir trečiojo ketvirčio pabaiga. Būtent po jų 6 taškų persvarą turi Malagos Unicaja, tačiau Madrido Realas po didžiosios pertraukos atrodo kur kas geriau. Dabar poros minučių pertrauka ir po to paskutinioji šio mačo dalis. Netrukus Martino Kamperos arenoje prasidės paskutinioji mačo dalis pirmajame ACB 53-ame čempionate, pirmajame ture. Aikštės šeimininkai, Malagos Unicajos krepšininkai viso šio mačo eigoje pirmavę prieš Madrido Realo krepšininkus, dabar turi susikrovę 6 taškų persvarą. Na, aikštės šeimininkai Karlosas Kabezasas vėl randa po krepšių laisvą Richardą Arčibaldą, tačiau Arčibaldui nepavyko dabar išspausti nieko gero iš šios atakos. Na ir svečių komandos penketas Tomašas, Sančesas, Mumbru, Hervele ir su kamuoliu dabar esantis Lazaras Papadopoulos. Vėl jo firminis žaidimas po krepšiu. Pro kairę pusę dabar sukosi Lazaras Papadopoulos, pelno iš po krepšio dar 2 taškus. Tai yra 4-asis jo taškas į žaidimo. Vieną jis pridėjo mesdamas nuo baudos metimo linijos. Taigi 5 taškai iš viso Lazaro Papadopoulos sąskaitoje, mažina aikštės šeimininkų persvarą iki 4 taškų. Na ir štai kaip sutankino dabar savo gynybą Madrido Realo krepšininkai. Ir Karlosas Kabezasas dabar klysta. Jau geriau būtų metęs į krepšį, neieškojęs laisvo Roberto Arčibaldo. Karlosas Kabezasas padovanojo dar vieną kamuolį
Juano Plasos auklėtiniams visiškai nieko neaišku ketvirtajame ketvirtyje, praktiškai viskas prasideda iš naujo. Na, įpusėjus šiam mačui atrodė, kad taip žaisdami Malagos krepšininkai tolydžio didins persvarą ir Madrido Realas bus pažemintas pirmajame ture šiame sezone, tačiau dabar matome, kad viskas yra visiškai kitaip. Aleksas Mumbrų su kamuoliu, perdavimas Pepe Sančesui, šis dar toliau Tomašui. Na ir dabar jau tik 3 sekundės Realui iki atakai skirto laiko pabaigos. Priverstinis Sančeso metimas netaiklus, ima kamuolį Arčibaldas po savuoju krepšiu. Ir pelno 2 taškus. Britas gavęs gerą perdavimą iš Tomo Kelati. Pelno dar 2 taškus, nors štai čia metimai iš artimojo nuotolio. 34 taškus pelnė aikštės šeimininkai, 24 sugebėjo pelnyti Madrido Realas. Dabar prarastas kamuolys, vėl žaibiška kontrataka, 2 prieš 1. Labai gražiai dabar žaidžia Karlsas Kabezasas ir Kelatis. Bei 4. iš eilės sausas taškas vėl šiek tiek palengvina Malagos krepšininkų padėtį, plius 8 jų naudai, 7,5 iki 4 ketvirčio pabaigos. Na štai čia pigus ir greiti taškai, pelnyti po kontratako, 8-2 pagal šią kategoriją pirmauja aikštės šeimininkai. 8 tašką kaip tik dabar ir pavyko pelnyti Karlosui Kabezasui, o čia Kelatis ir toliau renkasi pražangas. 4 esmeninė pražanga jam, tai yra pirmasis krepšininkas šiame mače priartėjęs prie pavojingos ribos. Na ir panašu, kad kol kas išlaiko jį aikštėje. Aikštės šeimininkų komandos treneris, na o Juanas Plaza vėl grąžina aikštę Luisą Baloką, kuriam šiandien yra pavykę pelnyti 8 taškus. 2 kart taikliai metęs iš toli, amerikietis gali pratrūkti bet kada. Ir tą turi žinoti Kelatis. Kuris dabar kaip tik yra atsakingas už Luiso Baloko gynybą. Negauna kamuolio Luisas Balokas, na o čia jau Lazaras Papadopulas. Na matėte, kaip jis pasisuko vėl veidu į krepšį ir užuot atakavęs dešinę ranką pusiau kabliu. Buvo nebloga proga tam. Graikas vis dėlto renkasi tai, ką moka geriausiai. Na ir galbūt tai buvo viena iš priežasčių, kad Graikui dabar nepavyko pelnyti taškų. 8 taškų deficitas ir toliau išlieka Madrido Realui, o čia dar vienas keitimas. Gomišas pasirodo aikštėje, tikriausiai vietoj Kelačio, kuris turi 4 asmeninės pražangas ir dabar pats Gomišas turėtų saugoti Luisą Baloką. Taip, Kelatis palieka aikštę. Taigi Gomišas, Arčibaldas. Prarastas kamuolys, nespėja dabar prie jo Germanas Gabrielis. Na ir Karlas Jimenez ir Karlas Kabezas. Toks yra aikštės šeimininkų komandos penketas, o čia Karlas Jimenezas iš karto kelia į viršų ranką. Neleistinai žaidęs prieš legionierių iš Belgijos Akselį Mumbrų. Arčibaldo pirmasis sėkmingas epizodas, kuomet jis sužaidė gynyboje be pražangos. Na ir po to iš nugaros Akselį Hirvelė kerta per rankas Karlasas Jimenezas. Trečioji nuobauda jam, tačiau tai tik antroji aikštės šeimininkų komandinė pražanga. Nors iki ketvirčio pabaigos dar beveik 7 minutės. Na ir štai pats laikas. Taip nusprendė Juanas Plaza. Dabar jau Felipe Reyesas turėtų išbūti iki 4 ketvirčio pabaigos. Rezultatyviausias svečių komandos krepšininkas šiandien pelnęs jau 12 taškų. Pasirodė aikštėje tam, kad vėl dirbtų juodą darbą tiek po savojų, tiek po varžovų komandos krepšių. Dabar Madrido Realui nepavyko užbaigti savo atakos. Na, čia vėl sumaištis po Ispanijos karališkojo klubo krepšių. Baigėsi tuo, kad vos 5 sekundės aikštės šeimininkams iki šios atakos pabaigos. Kabezasas su kamuoliu reikia mesti. Ryžtasi Kabezasas tolimam metimui ir tą daro sėkmingai Karlosas Kabezasas. Jo pirmas tolimas šūvis bei rezultatyviausio krepšininko statusas kol kas. Po šio taiklaus tritaškio Kabezasas sąskaitoje 14 taškų. Na ir dabar Omaro Kuko galimybės pasirodyti aikštėje sumažėjo, ko gero iki minimumo. Mažiau nei 6 minutės lieka iki šio mačo 4 ketvirčio pabaigos. Gabrielis kelia į viršų ranką ir iš karto 2 keitimus atlieka Aito Garcia.
mače paskutinis epizodas, kuomet Karlosui Kabezesui pavyko tolimas metimas. Ir dabar minutės pertraukėlės prašo Juanas Plaza. Po jos mes vėl grįšime į eterį ir matysime, kaipgi baigėsi šis atkaklus mačas. Nuolat besivėjant Madrido Realo komandai aikštės šeimininkus. Taigi netrukus baigsis Juano Plazos paprašyta minutės pertraukėlė. Aikštės šeimininkai ir toliau diktuoja madas šiame mače. Nė karto nepirmavę Madrido Realo krepšininkai vienu metu buvo sumažinę aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 4 taškų. Tai buvo nutikę ir iki didžiosios pertraukos ir po jos, tačiau arčiau nei per žingsnį. Aitos Garcia auklėtiniai neprisileido prie savęs Madrido Realo komandos krepšininkų. Na, jeigu mes dar kalbėtume apie lietuviškus akcentus, tai tenka paminėti, kad 92-95 metais Madrido Realo komandoje žaidė Arvydas Sabonis ir tuo metu jam pavyko laimėti Europos klubinių komandų čempionatą bei pelnyti naudingiausią žaidėjo titulą. Jeigu kalbėtume apie Malagos krepšininkų lietuviškus akcentus, tai šiame klube epizodiškai 2004 metais rungtyniavo, kaip bebūtų gaila, tačiau liūdnai šiuo metu pagarsėjęs Gintaras Einikis. Po to jis persikėlė į Vilnių ir žaidė Lietuvos Ryto ekipoje. Dabar iš toli Pepe Sančesas pabandė pelnyti 3 taškus, tačiau jam to padaryti nepavyko. 10 taškų persvarą išsaugo Malagos krepšininkai ir šį kartą į žaidėjo funkcijas jau atlieka Gomišas. Jis yra su kamuoliu. Ir toliau aikštės gynyba dominuoja Madrido komandos krepšininkų žaidime ir šį kartą jų gynyba yra sušaudyta. Iš toli meta taikliai Josefas Gomišas. Tai yra 7-asis jo taškas ir jis tampa trečiuoju Malagos krepšininku, kuriam šiandien pavyko taikliai mes iš toli, o Felipe Reyesui nepavyko įveikti 1-prieš-1 Ndongo gynybos ir nuo paties Madrido komandos priekinės linijos krepšininko kamuolys palieka aikštę. Na kągi, -13 Madrido Realo komandos nenaudai. Antroji mačo dalis teikia vilčių Juanui Plazai. Dabar panašu, kad vėl viskas stojasi į savo vietas. Kabezesas iš po krepšio krinta Malagos komandos krepšininkas, pražangos nėra ir buvo šansas surengti kiekybinę kontrataką bei išnaudoti kiekybinę persvarą, kuomet Kabezesas gulėjo ant parketo, tačiau Pepe Sančesas nusprendė kitaip. Jis Luisas Balakas, Felipe Reyesas po krepšiu. Dabar buvo Haslis, jo netaiklus metimas ir čia jau žaibiškas Malagos atsakymas. Gomišas pirmajame mačo ketvirtyje sugebėjęs pelnyti 4 lengvus taškus iš eilės, šį kartą nepasinaudojo spraga po varžovų komandos krepšių ir nepadidino savo komandos persvaros iki solidaus 15 taškų pranašumo, tačiau su kamuoliu ir toliau. Žalia apranga vilkintis krepšininkai. Kabezesas, dar vienas jo prasiveržimas. Na ir krinta į akis tai, kad Karlosas Kabezesas atlikdamas klaidinamą judesį, vis dėlto verždamasis 1-prieš-1 dažniausiai renkasi kairėje ranką. Na ir tai turėtų žinoti Madrido Realo komandos krepšininkai, kurie 1-prieš-1 bando gaudyti Karlosą Kabezesą. Dabar Markosas Haislipas buvo neteisus šiame epizode ir dar 1 minutės pertraukėlė. Jos prašo Juanas Plaza. Komandos ir toliau skiria 13 taškų. 70-57, kiek mažiau nei 5 minutės iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Na, šį kartą buvo rodoma Juano Plazos minutės pertraukėlė ir Madrido Realo komandos strategas dabar davė nurodymus 2 kalbom, kad būtų lengviau aikštėje esantiems Luisui Balakui bei Jeremy Macy, taip pat ir Hasliui bei Marko Tomašui. Visus, atrodo, nurodymus suprato karališkojo klubo krepšininkai, nuolat linksėjo galvomis.
Na ir žiūrėsime, kaip Juano Plazos nurodymus dabar vykdys jo auklėtiniai. Gomišas nardo po Madrido Realo komandos krepšiu ir sukuria nepalankę progą Karlosui Kabezesui. Aiškiai perlaikė kamuolį dabar prancūzas, neturėdamas pasirinkimo jį numetė praktiškai aikštės viduryje stovėjusiam Gomišui, kuris tiesiog švystelėjo kamuolį krepšio link, neturėdamas kito pasirinkimo. Taigi neišnaudotas šansas padidinti persvaros ir dabar Madrido komandos atsakymas. Balakas, 8 taškai šiandien jo sąskaitoje, 2 tolimi taiklūs metimai. Perduotas kamuolys Tomašui ir iš labai sunkios padėties dabar pavyksta pelnyti taškus netgi ne Tomašui, o Sergio Lului. Tai yra 4-asis Lulo taškas šiandien ir vėl -11 Madrido komandos nenaudai. O čia skylė po Madrido Realo komandos krepšiu. Na, šiaip jau nepasižymintis gerų žaidimų 1 prieš 1. Karlosas Jimenezas dabar suklaidina Jeremy Macy, sudarė progas Ndongui, savo komandos draugui, nes pritraukė prie savęs Felipe Reyesą. Na ir Ndongui beliko tik įkrauti kamuolį iš viršaus, tačiau jam to padaryti nepavyko. Dabar Karlosą Jimenezą, kuris ir sukūrė šią progą Ndongui, keičia Kelatis, kurio sąskaitoje 4 asmeninės pražangos. Na, tai rodo, kad Aito René Garcia pasitiki šiuo krepšininku, kuris nėra labai pastebimas puolime, tačiau gerai darbuojasi po krepšiu. Na, o kita vertus, Kelatis nėra tas krepšininkas, kurio netektis būtų itin skaudi Malagos Unikachos ekipai. 71-59, kiek daugiau nei 3 minutės lieka iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Dabar arba niekada. Madrido komandai reikia kilti lemiamą šturmą, tačiau Felipe Reyesas su Jeremy Macy dabar nesupranta viens kito ir tai gali kainuoti labai brangiai svečiams. Ndongas 1 prieš 1 prieš Felipe Reyesą, meta netaikliai Ndongas. Čia po savojų krepšių ima kamuolį Haslis. Na ir vėl nematome greitos kontratakos. Šiandien kontratakuodami svečiai pelnė vos 2 taškus. Malagos krepšininkai į tai atsakė 8. Na, būtent dabar yra toks momentas, kuomet reikėtų bandyti pasinaudoti šiuo ginklu. Kuo greičiau bėgti prieki. Arba vėlgi prisiminti, ką geriausiai moka Luisas Balakas. Tai yra taikliai mesti iš toli. Jeremis Macy's dabar yra rodomas stambiu planu ir dar viena pauzė žaidime. Šį kartą minutės pertraukėlės prašo aikštės šeimininkų komandos vyriausiasis treneris René Aitas Garcia. Baigėsi minutės pertraukėlė, kurios buvo paprašęs aikštės šeimininkų komandos vyriausiasis treneris. Jo komanda yra priekyje 13 taškų persvara. Na ir iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos jau tik kiek daugiau nei 3 minutės. Taigi arti pirmosios pergalės ir daugiau kozirių savose rankose turintis netgi mažiau nei 3 minutės. Daugiau savo rankose kozirių turintis žalia apranga vilkintis krepšininkai dabar ginasi nuo Madrido komandos atakos ir tą daro sėkmingai. Dar vienas netaiklus Haslio metimas. Parengta ataka, dabar ją išpildė praktiškai iki galo Juano Plazos auklėtiniai, tačiau iš vidutinio nuotolio esant laisvam reikia mesti taikliai. Dabar jau bando asmeniškai gaudyti Madrido krepšininkai aikštės šeimininkus. Gomišas po krepšiu. Ar jis dabar išprovokuoja Felipe Reyesui dar vieną pražangą. Labai rezultatyviai pradėjęs antrąją mačo dalį, Felipe Reyesas greitai surinko 12 taškų. Po to, kai pasirodė aikštėje po keitimo, jam nei karto nepavyko pelnyti taškų ir jis iš viso tuo metu metė tik 2 kartus į krepšį. Na ir maža to dabar Felipe Reyesas užsidirba 4-ąją asmeninę pražangą šiame mače. Na, o Josefas Gomišas šią pražangą gali paversti taškais. Jis nuo baudos metimo linijos šiandien dar nemetė. 8-asis jo taškas, plus 13 ir plus 14. Malagos krepšininkų naudai ir štai toks Aito Garcijos sprendimas. Spausti varžovus po visą aikštelę. Na ir dabar ne patį geriausią sprendimą pasirinko svečių komandos krepšininkas Haslis. Jis bandė persiverti kamuolį į varžovo aikštės pusę. Ta kur kas geriau galėtų padaryti arba Luisas Balakas arba Lulas, kuris dabar kaip tik yra su kamuoliu.
Pepe Sančesas jau ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na ir tai gali būti viena iš prielaidų, kad dabar nebereikia ilgų pozicinių atakų Juanui Plazai. Jam reikia greitų taškų. Na ir Luisas Bolakas gali tą padaryti, gali taikliai mesti iš toli ir Lulas. Žinoma, gali būti rezultatyvus ir Felipe Reyesas, kuris ir toliau pelnęs 12 taškų, yra pirmas pagal rezultatyvumą savo komandoje, o daugiau nei vienas iš svečių komandos krepšininkų šiandien dar nėra pasiekęs dviženklės taškų ribos. Antrasis metimas yra taiklus, taigi 13-asis Felipe Reyeso taškas šiame mače. Likus 2 minutėms ir 5 sekundėms, dar būtų nedrąsu sakyti iki mačo pabaigos, švelnina aikštės šeimininkų komandos persvarą iki 13 taškų. Karlosas Kabezasas štai tokia kibi Madrido Realo komandos gynyba. Spėja per 5 sekundės Karlosas Kabezasas skirti su kamuoliu, tačiau perdavimas Ndongui buvo labai netaiklus, labai netikslus. Atsiprašo dabar Karlosas Kabezasas savo komandos draugą ir grąžins kamuolį Malagos krepšininkai į žaidimą. Ndongas su kamuoliu, lieka dar 14 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Dar kartelį išmuštas kamuolys už šoninės linijos. Taip degina laiką Malagos krepšininkai, suprasdami, kad ir nerezultatyvios atakos, tačiau jeigu jos bus ilgos, priartins aikštės šeimininkus prie pirmosios pergalės šiame naujai prasidėjusiame ACB lygos čempionate. Jeremis Meisis atrodo padarė viską, kad Josefas Gomišas būtų netaiklus, tačiau prancūzas išnaudoja savo galimybę maksimaliai, pelno 2 taškus su Jeremy Meisio pražanga. Ir dabar nuo baudos metimo linijos galės ko gero jau įtvirtinti savo komandos sėkmę šiame mače. Jeremy Meisio 3. pražanga, jo komandai taip pat. Na, Gomišas užtikrintai žaidžia po pertraukos. Vėl jo pelnyta taškų banga, dabar jau solidžiai nutolina aikštės šeimininkus, plius 16. Na čia šis metimas yra visiškai pagristas, priverstinai greitai dabar atakavo Lulas, suprasdamas, kad iki mačo pabaigos jau tik 1,5 minutės. Na, dabar visiškai aiškiai ir racionaliai aikštės šeimininkų komandos taktika. Jau net nebebando Jeremis Meisis prasižengti. Ndongas paskutinė atakai skirto laiko sekundę, meta iš toli ir pataiko Tomas Kelatis. Krepšininkas pelnęs pirmosius taškus šiame mače. Dabar šauna taikliai iš toli ir tai yra viskas. Luisą Balaką randa po krepšį Felipe Reyesas, amerikietis. Palaužtas psichologiškai, prameta iš po krepšio. Ir netampa antruoju žmogum po Felipės Reyeso, kuriam pavyktų pelnyti 10 taškų. 10 ir daugiau taškų. Taigi, Martino Kamperos arenoje susirinkę aistruoliai dėkoja savo komandai, kuri jau dabar negarbingai mindo karališkai klubą. 82-60, dar vienas taiklus metimas. Iš 3 taškų zonos. Ir dar kartą Tomas Kelatis meta taikliai iš toli. Na, čia pykčio protrūkis ir štai tokį atsakymą pabandė pademonstruoti Quintonas Hustlis. 1,98 m amerikietis pasirodė besas labai šoklus. Tačiau tai tik bent kiek sušvelnins persvarą. Šio mačo nugalėtojas yra jau aiškus. Na, o myliems Sport 1 kanalo žiūrovams norėčiau priminti, kad rytoj 13:30 min. jūs galėsite stebėti dar vieną ACB lygos mačo transliacija ir ne ką mažesnis ir intriguojantis mačas jūsų laukia rytoj. Barcelona savo arenoje susitiks su Badalonos Juventudo ekipa, kurioje atrodo, kad rado savo vietą Simas Jasaitis. Po nesėkmingo praėjusio sezono, kurį jis praleido Vitorijos Tau Ceramikos ekipoje, tiksliau prasidėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio, Simas Jasaitis šiame sezone, dar prieš prasidedant jam, tiek Katalonijos taurėje, tiek ir Ispanijos supertaurės varžybose įrodė, kad pasitikėti jo reikia ir taiklerankis iš Lietuvos neretai per mačą renka po 10 ir daugiau taškų. Dabar Karlosas Kabezasas praktiškai iki maksimalaus atakai skirto laiko išlaikė kamuolį. Gomišas dar spėja išvysalti krepšį ir lieka jau tik 5 sekundės iki mačo pabaigos, meta iš toli ir tą daro sėkmingai.
Madrido Realo komandos krepšininkas Quintonas Veslis. Tai ko gero bus paskutinis taškas šiame mače. Ne. Dar nuo baudos metimo linijos galės padidinti tiek savo, tiek komandinį taškų kraitį Malagos Unikachos komandos krepšininkai. Ir netrukus nuo baudos metimo linijos du kart mes Tomas Kelatis. Ne, jis į krepšį nemeta, nes Madrido krepšininkai dar nėra surinkę 4 komandinių pražangų. Taigi, paskutinysis Karloso Kabezoso metimas skrieja pro šalį ir tai reiškia, kad šis mačas baigtas. 82-66. Tokiu rezultatu Malagos Unikachos krepšininkai laimi savo startinį mačą gimtojoje Martino Kamperos arenoje, kurį stebėjo 82-65, atsiprašau, toks yra galutinis šio mačo rezultatas, taigi plus 17 taškų Malagos krepšininkų naudai. Na ir rezultatyviausi žaidėjai Malagos ekipoje Karlosas Kabezasas. Jo sąskaitoje 14 taškų, pats rezultatyviausias buvo Markusas Haislipas, bei 10 pridėjo Josefas Gomišas. Aikštės šeimininkų komandos rezultatyviausių krepšininkų trejetas buvo toks. Na, iš Madrido komandos išsiskyrė vienintelis Felipe Reyesas, kuriam pavyko surinkti 13 taškų bei 6 kartus atkovoti kamuolį nuo lentos. Aleksas Mumbrų pridėjo 9, na, o po 8 taškus pelnė net 3 krepšininkai: Serhijus Lulas, Luisas Balakas bei Haslis. Tačiau, kai parodė įvykiai, to buvo per maža karališkajam klubui, kuris nesėkmingai pradėjo naująjį ACB lygos sezoną, tačiau tai yra tik tai pirmasis mačas iš 34, kuriuos ir vienai, ir kitai komandai teks sužaisti šiame sezone. Šiam vakarui tiek krepšinio mūsų kanale. Žilvinas Aleksandravičius, kuris padėjo jums stebėti šį mačą, atsisveikina iki rytojaus ramios nakties.